Registrų centro skandalas tik tai dar kartą parodo, kad valstybė prioritetus dėlioja ne taip. Tarkim, būčiau aš šiandien ar ministras pirmininkas, ar ministras, tai pas manęs prioritetai būtų dėliojami šiek tiek kitaip. Tai ir prezidentūros pozicija lygiai taip pat. Jeigu mes kalbame apie Kapčiamiesčio poligoną, kur aš labai daug kalbėjau, aš aiškiai buvau sakęs, šiandien Kapčiamiesčio poligono reikia atsisakyti. Didžiąją dalį pinigų mes turime skirti infrastruktūrai ir oro gynybos sistemai. Ir žiūrėkite, gruodžio mėnesį, kada buvo tvirtinamas gynybos biudžetas ir ten buvo 538, aš labai daug ir tiek pas premjerę kabinete, tiek ir iš prezidentūros išeidamas, tiek ir Seimo pirmininko kabinete, aš komentavau, kad be viešo saugumo ir be oro gynybos sistemos jokių šansų, net tiesiog beviltiškai. Iš mane šaipėsi tada Laurynas Kasčiūnas, iš mane šaipėsi visa konservatoriai, liberalai, net kai kurie socialdemokratai sakė, maždaug ką iš čia šneka, čia nesąmonės, čia mes kasime poligonus, kasime mes čia tranšėjas, statysime monolitus, pirksim pėsininkų mašinas ir taip apginsim valstybę. Dabar jau pabudo ir Kubilius su Juknevičiene iš to vadinamo nykštukų miego, tai jau sako, ne, jau sako, dabar tai būtinai oro gynybos sistema reikalinga. Taip, bet oro gynybos sistema reikėjo tada, kaip aš ir sakiau, nes po Irano konflikto ir karo oro gynybos sistemų įsigijimo eilės jos auga, tiesiog nežmoniškai. Tai mums šiandien reikia pasinaudoti Ukrainos gerąją praktiką, nereikia čia kažko tai sukūrinėti. Ukraina jau tikrai labai daug padarė tų tokių pozityvių, teisingų sprendimų, kaip periminėti dronus, kaip periminėti raketas, kaip sistemos veikia, kaip vadinama tas pirmas įskrenda tuštinis, po to iš paskos, kad neišaudyti. Tai yra daug. Ir aš to realiai galiu pasakyti, aš pasigendu. Tai bet registrų centras yra vėlgi lygiai taip pat, kada saugumas, piliečių duomenų saugumas yra nepatikimas ir kai manęs kartais valstybinės institucijos reikalauja duomenų, tai aš pusę jų neduodu. Nes aš jais ne dėl to, kad neduodu, bet todėl, kad aš nepasitikiu. Aš nepasitikiu šitom institucijom, nes niekaip aš negaliu suprasti, kaip kažkoks privatus centras arba privatus serverių saugykla arba privatus informatikai programuotojai gali tinkamai užtikrinti valstybės saugumą duomenų. Tai mano galva, tai turi būti valstybinės informatikos departamentas, ten turėtų dirbti aukščiausi Lietuvos profesionalai, tam turėtų dirbti universiteto studentai, kurie studijuoja informatiką, tam mes turim duoti programuotojams atlyginimus, o nesamdyti privačias programavimo įrangas arba ten, kur prižiūri tą sistemą. Tai aš manau, kad čia dabar kaip išaiškėja, kad per migracijos departamento darbuotojai duomenys buvo nutekinami savaitgaliais ir nedarbo valandomis, tai turi būti kažkokia raudona lemputė, kur tu signalizuoji, kad tas vyksta. Tai dabar klausimas, kas tos duomenys perėmė. Tai gali perimti priešiškos šalis, gali perimti mūsų tie patys telefoniniai sukčiai ar ten Palangos pliažo fotografuotojai. Bet kas gali juos perimti. Ir tai yra, nepamiršti, kad tai yra duomenys, tai yra adresai. Tai yra apie fiziškai žmogaus nekilnojamo turto adresą, tai yra vieni duomenys. Arba ten kariškių duomenys, kaip ten dabar išaiškėja, irgi yra nutekinti. Tai įsivaizduokit, organizuojant valstybės perversmą, tau nieko nėra geriau, kai duomenys tu turi savo rankų. Asmens kodas, paso numeris, telefonas, jis nėra toks baisus, jį gali pakeisti. Jisai tikrai paėmė, tu skaičius performatavai ir tu gali tą sukoreguoti. Ne? Aš atsimenu asmens kodas, dar atsimena 5% Lietuvos gyventojų, kiti neatsimena, nes jiem visai nereikalingas yra, jis pasetą turi. Tai ar telefonas, ar elektroninis paštas, bet adresas, kuriam tu gyveni, tai ką dabar pareigūnai, statutiniai pareigūnai turi parduoti savo butus, namus ir kažkur kraustytis. Įsivaizduokit, jūs šiandien dienai į rizikos faktorių pastatėte ne tik pareigūną, ne tik tą politiką, ne tik tą žmogų, bet jūs ir pastatėte ir jo šeimą. Bet šitas man yra, aš niekaip negaliu suprasti. Aišku, aš tikrai nekritikuoju premjerės, aš tikrai nekritikuoju ministrų. Ne jisai fiziškai tą dalyką daro. Tai šiandien dienai aš norėčiau klausti, kur registrų centro valdyba, kur migracijos departamento vadovybė buvusi ar esama, kur žemesnis sluoksnis, kuris lygis, kuris tą turėjo prižiūrėti. Tai va čia, aš manau, didžiausia problema yra.